Antra diena. Turėtų šiandien ekskursijų į tą vadovę atvaryti. Žiūrėsim, ką mes ten veiksim. O dabar pavalijau jau pusryčius, atsikėlėm viską. 11 valandų išmiegojom, iš paskrydžių, iš po visko. 11 valandų miegojau, neatsimenu, kada tiek esu miegojęs. Tai va, tai eisim į baseiną vėl, kažką pasiturkšim, gal kažką įdomaus nufilmuosim, lauksim atstovės, o po to žiūrėsim, ką veiksim toliau. Eisim dar prie jūros turbūt šiandien pasimaudyt, nes jūra tai arbata vakar buvom nuėję. Tai šiltesnis vanduo realiai negu baseinė. Tai va, tiek žinių ir varom tolyn atostogaut, išdykaut ir pramogaut. Gerai, varom.
kišk, nerk viską. Nerk, nebijot, viskas gerai. Tai per burną. Aukštai vamzukas, viskas gerai. Na, kaip ir užsibaigė antra diena. Nežinau, kiek čia video gausis, bet šiek tiek pafilmavau jūrui, po vandeniu. Nežinau, kas ten pavyko, biškį žuvyčių pagaudžiau, biškį dar šyvą bei to bandžiau pagaudyti. Tai nežinau, kas nusifilmavo, kas matysis gero. Tai va, antra diena praėjo visai smagiai, biškį atsipalaidavom. Vežimo kaip ir radinių biure nerado, tai arba dar ras vėliau, arba apskritai iš Vilniaus jis neišskrido. Bet kai sužinojom, kiek taksas kainuotų nuvažiuoti iki tos oro uosto, tai vežimas tiek nekainuoja, kiek taksas kainuos. Tai neverta važiuoti. Bandysim gal pasiimti, jeigu ras išvažiuojam, bet jeigu neras, tai neras. Ką padarysim. Tai va, dar kas. Rytoj važiuosim į delfinų pasirodymų pažiūrėti. Tai irgi pafilmuosiu. Bus trečios dienos video. Tai va. Taip vyksta ir eina mūsų atostogos. Paskui dar važiuosim kelias ekskursijas, važiuosim į kitas vietas, jau užsiėmėm. Tai bus video, gal ten bus gerų vaizdų. Plius varysiu į nardymą. Tai tikiuosi ten su kamera gražių vaizdų pagaudyti. Tikiuosi bent jau. Tik tai gaila, kad va, neturiu filtro nusidėt, kad po vandenį filmuot būtų gražesni vaizdai, nes bus kokie bus. Nesu profesionalas, bet pasistengsiu pafilmuot ką nors gražaus. Tai va, tiek šiandien ir susimatom trečią dieną. Ate.